problemos yra dviejų rūšių. Vienos yra degeneracinės, kaip per laiką dylant sąnariams arba kitoms struktūroms kyla šlubavimas, o kitos yra trauminės. Tai šeimininkams taip paprastai galima atskirti tas ligas pagal tai, kada gyvūnas šlubuoja. Jeigu šlubavimas daugiau pasireiškia po pagulėjimo, kai atsikelia iš ryto ir jam reikia laiko išsivaikščioti, prasivaikščioti ir paskui vaikšto normaliai, tai greičiausiai yra sąnario problema ir degeneracinio pobūdžio. Jeigu didesnis šlubavimo epizodai dažniau pastebimi po kažkokios aktyvesnės veiklos, tai tuomet ir greičiausiai yra minkštųjų audinių, trauma, dar kažkas. Tai iš ten yra ir tos priežastys pagrindinės. Jeigu yra lėtinė problema, tai tarkim, tai ten tikrai nieko nenutiks per 3 dienas ir galima sekti žiūrėti, bet jeigu tai yra ūmus procesas ir niekada šuo nebuvo šlubavęs ir staiga pradėjo pasireiškia stiprus, ten yra laipsniai skirstomi, bet 3-4 laipsnio šlubavimas, kada šuo stovi ant pirštų galų arba neša koją, tai ten turbūt jau nėra ką laukti, geriau nuvažiuoti pasitikrinti, nes kaip pavyzdys, jeigu yra plyšęs koks šuo raištis, tai kuo anksčiau sutvarkyti tuo funkciją, kojas bus geresnė ir galės pilnai grįžti į krūvį. Jeigu nepereis ta problema į lėtinę, kuomet jau taip atsitinka, tai kojos funkcija ir nebūtinai atsistatys 100%. Šiaip trauminiai šlubavimai rečiau pasitaiko negu kad kitos tos lėtinės problemos ir dažniausiai taip yra, kad šeimininkai ne visada pastebi, kartais net ir gyvūnas neparodo iš karto. Jeigu, tarkim, minimali kažkokia trauma arba jinai kartojasi, tai tiesiog jis pripranta prie jos, adaptuojasi ir niekaip to neparodo. Tai dažniausiai tenka gydyti jau į lėtinių formų ligas. Mes, tarkim, galim panaikinti priežastį, galim atkurti ten kažkokią tai struktūrą arba ten stabilizuoti sąnarį, kaip pavyzdys, jeigu lūžis, tai gydyti, bet kuomet yra sąnario problema ir lėtinė ir sąnarys yra degeneruotas, tai yra pažeista sąnario kremzlė, tas sąnarys yra apaugęs osteofitais, dar kažkokiom struktūrom, tai mes jų negalim, negalim atkurti kremzlės visam sąnary naujos, nei negalim panaikinti osteofito ar kažko. Tai realiai mes tuom ir yra sudėtingas, kad mes galim tik pašalinti priežastį, bet jau kas yra po to atsiradę, tai nuo pačio organizmo priklauso ir nuo to, kaip laikysis rekomendacijų, bet ne 100% gali sąnarys atsistatyti. Kada gyvūną matai kiekvieną dieną, tai tiesiog tau jis atrodo normalus. Ir ten, kad pavyzdžiui sutrumpėja žingsnis, einant, niekaip to neįmanoma pamatyti. Tai realiai matosi filmuojant labai gerai ir mes prašom pas šeimininkus, kad jeigu, tarkim, yra kažkokia problema ir nežino, ten šlubuoja, nešlubuoja, kuria koja šlubuoja, tai kad namuose tiesiog paleistų kiemą ir nufilmuotų, atsiųstų video mums pasižiūrėti. Tai geriausia turbūt turėti kažkokios vaizdinės medžiagos ir ją gali tada lyginti, kaip ten, pavyzdžiui, šuo kieme bėgiojo prieš metus, kaip bėgiojo dabar ir pagal tai matosi, ar jo eisena tokia pati, ar galbūt ten kažkokia koja nedastato pilnai į priekį, arba ten netmeta atgal, kad kiti judesiai yra. Tai turbūt taip, nes kitaip, gyvūnas nori vaikščioti, judėti, jisai turi kažkokių kieme dirgiklių, ir jam vienodai ta koja, jeigu tas ypač pirmi simptomai tik be pasireiškintis. Ir tą nėra lengva pamatyti, arba apžiūros metu turi žiūrėti, arba tada turėti kažkokią vaizdinę medžiagą, kurią vis atsukt atgal ir pasižiūrėti, kaip buvo prieš tai.